Sveiki, esu Sandra Rėksnienė iš SBA grupės. Įmonėje dirbu darbuotojų patirties vadovė. SBA grupėje prieš kurį laiką nusprendėme atnaujinti ir peržiūrėti mūsų darbuotojų atrankos procesą. Ir to pasekoje be abejo vertinome tiek turimus įrankius pas save grupėje, ką mes šiuo metu naudojame ir kokie jų privalumai. Ir natūralu žiūrėjome, o kasgi yra rinkoje. Kartu, aišku, ieškojome tokių kūrybiškų sprendimų ir žiūrėjome plačiau. Ir kai atradome Unlock turimus įrankius, iš tikrųjų buvo labai didelis atradimas, nes pamatėme daugiau galimybių, kad mes galime naudoti ne tik atrankų, bet ir kituose HR procesuose SBA grupėje. Mes gaunam ne tik įrankį, bet visą laiką gauname ir metodinį informaciją, jau pradedant nuo tam tikrų elektroninių mokymų, kur darbuotojas, kuris daro testus, jisai gali pasiskaityti ir netgi pagilinti savo žinias, kalbant konkrečiai, tarkim, apie leadership testą, nes yra daug naudingos informacijos. Ir kartu, kai mes tik startavome SBA grupėje su testais, tai vėlgi nebuvome palikti be supporto, be pagalbos, nes buvo suorganizuoti mokymai, jie buvo tikrai išsamūs ir netgi po mokymų mes visą laiką sulaukiam greitos reakcijos ir tinkamos pagalbos, jeigu kažkoks tai klausimas iškyla. Aišku, galbūt pradžioje tikrai reikėjo ir daugiau įsitraukimo ir buvo didesnis komfortas, kai dalyvauja iš Unlock pusės kolega, kuris tikrai išmano įrankį nuo iki, kad tiesiog laikas su laiku mūsų personalo komanda įgautų daugiau žinių, daugiau pasitikėjimo ir gebėtų geriau valdyti sesijas. Tikrai didelę pridėtinę vertę matau tame, kad jūs dalyvaujate ir kad jūs padedate tuos įrankius taikyti tinkamai, kokybiškai ir taip, kaip reikia pagal metodiką, kad mes kaip klientas, kaip įmonė gautume maksimalią naudą. Aš iš tiesų asmeniškai turiu savo favoritą, bet atsakysiu vadovaudamasi kompanijos balsu, darbuotojų balsu. Tai matyt natūralu, kad labiausiai ir daugiausiai atsiliepimų sulaukia personality testas. Didelis panaudojimas yra ir žinios eina iš lūpų į lūpas ir daug kolegų naudojasi, dalinasi išvadom, matuojasi, lyginasi tarpusavį. Tai šiai dienai aš sakyčiau, kad tai yra tikrai favoritas. Tai yra testas, kuris padeda pamatuoti ne tik profesinės žinias, bet ir būtent asmenybinės. Tai yra tai, kad jeigu vadovas jau būna atlikęs komandos testavimą ir mato komandos vaizdą, tai jisai galbūt darydamas atranką gali pamatyti, o ko jam trūksta ir kur galbūt kokio profilio daugiau žmogaus jam reikėtų. Tai iš tikrųjų pagalbą matom tikrai labai, labai naudinga. Dabar iš tiesų prieš savaitę labai nustebino reakcija kelių kolegų, kurie atėjo patys paprašyti, kad yra girdėję, matę, pasižiūrėję pas kolegas, kokį rezultatą gauna ir kiek daug naudingos informacijos yra. Tai reakcija jau pas mus yra tokia, kad žmonės patys ateina pasiprašyti, o kodėl mes negavom. Būna dar iš tikrųjų tokių atvejų, kad galbūt ir ne visą laiką atrankoje. Jeigu taip optimizavus procesą mes greičiau tą atranką pasidarom ir kažkaip tas žingsnis būna praleidžiamas, tai būna, kad ateina ir paprašo. Taip, galbūt tas pavadinimas, kad tai yra testas, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad taip laukia egzaminas, ar čia kažkaip aš galiu išlaikyti blogai testą arba gerai testą. Gal čia ateina nuo mokyklos suolo, nuo studijų laikų. Tai šitą tikrai paneigiam dėl to, kad jau nemažai kolegų yra atlikę testą. Tai tikrai visi žino, kad nėra nei teisingų atsakymų, nei neteisingų. Tai yra būdas pasidaryti savo nuotrauką ne per kamerą, o padaryti nuotrauką savo būtent asmenybės. Labai domisi ir kitais testais mūsų kolegos, kaip pavyzdys darbuotojai, kurie dirba su skaičiais, dirba daugiau su analitika, atėjo pasižiūrėti, kaip atrodytų numerical ability testas ir pasimatuoti, kaip atrodo, kaip testuoja, koks tas rezultatas ir kokios išvados iš to testo yra. Tai pamažu bandome ir jaukinamės kitus įrankius, bet visgi dar favoritas numeris 1 yra personality testas. Tikrai taip, kaip motyvacinė ir netgi, aš sakyčiau, tokia kaip įvertinimo priemonė. Naudojam ir leadership testus, kur daugiau yra susijęs su mūsų talentų valdymo programa, su mūsų pamainumo programa. Tai, kaip pasakyti, ten jau mes turim netgi tokį vertinimą, kad jeigu aš gavau atlikti leadership testą, tai vadinasi jau mano gebėjimai, mano kompetencija galbūt vertinama kažkaip išskirtinai, ir dėl to aš turiu galimybę tą testą atlikti ir kartu tiek žinias pasitikrinti, tiek ugdymo planą
planą tikslingesnį susidaryti ir taip dar gaunu tiek personalo dėmesį, tiek konsultanto dėmesį, jeigu to reikia. Tai iš tikrųjų mūsų patirtis yra tokia, kad mes metų pradžioje identifikuojame savo talentų pūlą, pasitikriname, ar darbuotojas jau yra atlikęs kažkada, ar su atrankos procesu, ar su savo komanda personality testą, kad būtų vienas šaltinis ugdymosi planui ir tada sekantis etapas, jeigu mūsų top talentas yra numatytas pamainumo sąraše, tuomet mes jau suteikiame galimybę pasidaryti leadership testą. Kai kolega top talentas atlieka abu du testus, jisai turi susitikimą visų pirma su savo tiesioginiu vadovu, kada jie apžvelgia, kokie tie testo rezultatai ir sekantis susitikimas jau laukia su personalo žmogumi, kuris dar išsamiau padeda tiek skaityti, perskaityti patį testą, įsivardinti pagrindinės ugdymosi kryptis, ką ir padarėm, nes kiekvienas top talentas pas mus turi individualų ugdymosi planą, tikrai pakankamai išsamų ir jau metų bėgyje mes stebime progresą. Koks sekantis žingsnis ir ką planuojame toliau, tai kitais metais, kad jie dar kartelį pakartotų testus, kad mes pamatytumėm, ar progresas yra ar nėra. Tai kai kurie yra atlikę, bet aišku, ne talentų valdymo programos apimtyje, bet ten savo iniciatyvą dėl kitų procesų ir taip toliau. Tai kai kam netgi jau sekantis žingsnis labai įdomus pamatyti, o kaip pasikeitė. Nes aš asmeniškai irgi esu dariusi 2 kartus, tai tikrai matau pokyčius, kad jie yra ir tada bandai suprasti, dėl ko tie pokyčiai yra įvykę ir ką aš padariau, kad pasikeistų tas rezultatas. Tai 360 tyrimų aš asmeniškai iš tiesų labai tikiu ir labai už jį sergu, dėl to, kad jau anksčiau esu turėjusi patirties. Kuo jisai naudingas ir vertingas, tai kad tu gauni pilnavertį 360 grįžtamą ryšį. Tai yra tiek iš savo vadovo, tiek iš savo kolegų ir kartu gali pasilyginti, o kaip aš pats save matau ir palyginti su kolegų vadovo rezultatais. Tai yra tas testas, kur vėlgi, man asmeniškai labai nemažai atradimų įvyksta atlikus šitą testą ir nemažai, kaip pasakyti, kampų, su kuriais reikėtų dirbti po to. Tai vertinant grįžtamo ryšio įrankius, kokius mes turime šiai dienai rinkoje, tai aš sakyčiau, kad 360 yra vienas geriausių variantų, vienas geriausių pasiūlymų šiai dienai. Taip, galbūt, kalbant apie patį įrankį, norint jį panaudoti, reikia būti drąsiam ir nebijoti gauti grįžtamą ryšį, nes apie pozityvius dalykus visiems labai yra paprasta kalbėti, bet kai mes pradedame vertinti konstruktyvų grįžtamą ryšį, kai mes norime jį priimti ir norime iš jo mokytis ir tobulėti, tai 360 yra puikiai galimybė tą daryti. Tai buvo atradimas mums peržiūrint atrankų procesą, tiesiog, kad pamatėme platesnį spektrą, kad šalia mes galime panaudoti dar keliose mūsų procesuose ir tikiu, kad mes dar atrasime daugiau tų vietų, kur galime naudoti. Tai iš tikrųjų čia buvo vienas iš privalumų. Kitas privalumas tai yra paprastumas naudoti sistemą, kurti vartotojus. Patogu, kad tu prisijungęs prie sistemos gali visą informaciją apie darbuotoją matyti vienoje vietoje. Tai iš tikrųjų, turint daug darbuotojų, valdant visos grupės informaciją, tai yra didžiulis privalumas. Ir dar vienas privalumas, tai kad be testų mes visą laiką gauname metodinę informaciją, tiek mokymų formatu, tiek kontakto formatu, kad visą laiką ta pagalba yra šalia. Tai iš tikrųjų tą labai vertinam ir tuo dažnai naudojamės. Plačiausiai, aišku, ir daugiausiai Unlock Personality testų, tai mes naudojame personality testą vadinamą ir naudojame atrankos procese, žinoma. Aišku, esame išsibandę ir leadership testą, kurį naudojame talentų valdymo programoje, kai dėliojame ir galvojame apie darbuotojo ugdymosi planus, ugdymosi tikslus. Bandome iš tikrųjų prisijaukinti ir darbuotojo 360 tyrimą, bet dar esame tik tai pradiniuose žingsniuose. Tai iš tiesų, jeigu dar grįžtant prie personality testo, tai jį mes taip pat naudojame tiek darbuotojų veiklos vertinimo procese, tiek ir sudarant ne tik talentų, bet ir visų darbuotojų ugdymosi tikslus, ugdymosi planus, kad jie maksimaliai atlieptų į darbuotojo poreikį ir tikrai skatintų tobulėti. Tai manau, kad mums kol kas labai puikiai su tuo sekasi tvarkytis.
Iš tiesų noriu dar kartelį pasidžiaugti bendradarbiavimu, pasidžiaugti, kad atradome vieni kitus. Iš tiesų džiaugiuosi kokybiniu lygiu, kad šalia testų, šalia platformos ir šalia tos metodinės informacijos mes visą laiką turime žmogų kuris gali pagelbėti, gali pakonsultuoti, gali atsakyti į klausimus ir netgi pasiūlyti naujų idėjų. Tai iš tikrųjų labai vertiname bendradarbiavimą, labai vertiname įrankį jo paprastumą, lankstumą ir galimybę taikyti įmonių grupėje.